daryt, žinok, vakar davei tų knygų, žinok, visų naktį praverkiau, Dieve, tą Santa Pedrą, žinok, sakau, ne, rytoj jau atnešiu bibliotekan, aha, gerai, neužlaikysiu, gerai, aha, ate. Jėzus Marija, kas čia dabar? Klausyk, tėvoje taip čia. Kas atsitiko dabar? Kas jums dūmai smirda? Va, pažiūrėk tavo burundukas su cigaretų dantys. Tai kur čia dirbi dabar, pirkūnai, paimtų dvakase? Tai kas yra? Bus tau kas yra. Tik aš jau saugis didelis vyras. Tėva, diržas dar didesnis. Paduosiu dabar. Nupirkūnai kelnės, kad padaro va kilpėlas, diržą negaliu išverkti. Stebutė, padėk, aš žiūri. Nu čia dabar kas privėrė, tas ir išvers, aš tai jau čia nesgraibysiu. Duok tai aš išversiu. Kogi tu išversi? Vertėjas atsirado. Kogi tu gali išversti? Išversiu, kas ant pakelę parašytam. Raimundukas, a tu moki amerikoniškai skaityti? Neugi. Va, koks talentingas vaikas amerikoniškai moka skaityti. O ku jam daryti? Svarbiausia, kad nepradėtų gerti. O taip, gerti. A rūkiai tai jau tegu rūka, taip? O ko jam neparūkius? Ko jam neparūkius? O ku vaikas mata, kur anas išeina? Tai kas jam nelaidžia, tegu eina. Tėvas, būdamas tokių metų, nuveidavo ir kinan, ir alūdien. Va. O ku jam daryt? Kur jam eit, sakyk? Tegu eina muzikalkien, harmonikų makinas, va, arba skripkelą va šitų, pritartų man, ar būtų va, koks paganinas. Ne, jeigu muzikalkien, tai norėčiau grot triubų ir būt kaip šitas kongas. Va, ir triubelą tiktų. O kas į muzikalkę nuves? Kur ana ta muzikalkė? Tu žinai, kur ana yra? Šitaks Britanas muzikalkės nebetras. Tėvas ją metų būdamas pa 5 kilometrus sodas būdavo. Su hebreitį nužygiuojam, va, braškių priplašėm tik tai, ha! Tėvai, kokios braškės, kokie sodai, kutu čia? Taigi, sakau, braškių agienės pasidarai, va, išgeri, nevirškina, tada su sadu užgeri, o! Aš atidarysiu. Raimundukas. Ką? A kiekgi dabar šitie cigaretai kainuoja? 4,50. Tai 4 litai, perkūnai, taigi 2 buteliai alaus išeina. Žiūrėk man, kad daugiau nerūkeitum. Labas rytas. Atleiskit, kad taip anksti trukdau, bet neatidėliotinos problemos prispyrė. O tai kas jų, talentą susikišė? Tai jeigu eini pas mum, tai galai dar vandenį vedrėlku atsinešti. Tai tu, tėvai, baigi, matai, kad žmogus susijaudinės, nu tai kam nepastaika, užeik. Man atrodo, kad jūs mane netaip supratot. Žinot, būtent norėčiau šuniuką laikyti. Grynakraujį rotveilerį. Jo tėvai daugkartiniai tarptautinių parodų čempionai. Va, mes irgi turim savo grynaveislį, va. Balvanų, ramandukų. Man atrodo, ponė Stefanija, kad jūs mane suprasit. Aš tau duosiu, Stefanija, supras, baig man čia fitimyti šitos. Baig, broniau, baig, sakau, klausyk, tai ko mes čia stovim, taip, ponas Vitalija, užeikim kambarin. Eikš kambarin. Ateik. Eik kambarin. Eik, nebijak. Man atrodo, kad jūs vėl mane netaip supratot. Man tai reikia visų kaimynų raštiško sutikimo, kad galiu būti laikyti šuniuką. Maladėts, įsivaizduoji, Vitalijus, bus šuniukas, bus kas mūsų namus auga, kaip kaime. O tu žinai, aš tai norėčiau labiau vištytės auginti. Taigi, ale kokie miesti, brungus kiaušiniai, ne tas žodis. Nori sriubos? Ai, nereikia. Aikštu, vištas labai durni paukščiai. Skrenda tada tik tai, kada inspiria. Tylėk, balvanai. Žiūrėk dabar, Vitalija, mes, kaip sakant, už tų raštų pasirašyti galim. Bet su to sąlygu, jeigu tu mūsų ramandukų intaisysi kai kokiam vaikų būrelin. A tai rūkyt pradėjo Arbušiakas, na? Manyčiau, kad situacija vis dar kontroliuojama. Be to, popamokinė veikla yra puiki paauglių nusikaltimų prevencijos priemonė. Nieko nauja profesoriau nepasakei. Ką aš nudien po pamokų sėdžiu?
būtent todėl Raimundui labai praverstų sportinė veikla arba meninė kūryba. Padaryk iš mūsų Ramundėlę čempionų, kaip šito raklerderį. Jūs turite omeny rotveilerį. Ne. O Raimundai, jums pačiam, kuri pakraipa artimesnė? Humanitarinė ar... Kai ko čia klientai dabar nesąmonės. Normalus berniaukas, senas ir panų turėję. Kaip palauk, vardas buvo. Mats! Valentina, va. Žinok, mūsų Raimundukas normalus, jam mergiotės patinka. Patinka? Na, manau, kad Raimundas nėra pagrindinė jūsų problema. Bet pabandysim ją išspręsti, nors ir nedaug turiu laiko. Nu tai, varom, profesoriau. Tai kur varom? Nevarom, Raimundai. O einam. Varo dviratį arba kamulį. Žinau, kad ir samagonų vara. Čia netinkamas pavyzdys, bet tiek to. Tai klausyk, kur einam? Kad aš net pats nežinau. Kai aš mokiaus, tai buvo 2 būreliai. O dabar toks pasirinkimas. A klausyk, ku lankei? Aš lankiau jaunųjų literatų ir šachmatininkų būrelius. Jaučias. Kas jaučiasi? Ai, nieko, kad pavasaris artėja jaučias. Va. Taip. Bet nenukrypkim. Kad niekur nenukrypam, stovim vietai. O tu, Raimundai, pats, ko labiausiai norėtum? Aš labai daug ko norėčiau lankyti. Bet tata, atsaka, lankyk Raimundukas muzikas mokyklų. Pučiamųjų klasį. Ateity kursma Galvanauskų šitokį kapelų. Taigi jau nuo Bronislovo armonikos visa laiptinė eina iš proto. O jeigu čia dar pučiamieji, ne. Tai va, supranti, Vitalijau, ir aš pats nenoriu lankyti šitas muzikos mokyklas. Bet mama sako, lankysi choreografijų. Aš biški suplanėsi, kokį mergiatį atsirasi. Va, man ir taip mokyklai balerinų pravardžiojo. Tetė sako, mama sako. O pats, Raimundai, tu ko labiausiai norėtum? Supranti, aš norėčiau išmokti apgaudinėti. Va, kad kaip ir cirki. Ištraukė 100 litų, liepia užsimerkt, žmogus atsimerkia. O čia jau 1 litas. Va, arba pavyzdžiui, su laikrodžiu fokusas geras. Sėdi senis su laikrodžiu. Tik tai pamaskatuoja kažku. Senis be laikrodžio. O be fokusų, ko norėtum? Be fokusų karatistų norėčiau būti. Aš šitą boko ir kelis prijavus, Vitalijau. Parodyti? Va taip paėmė tiesiog, va taip, žiūrėk. Pilvai, tik tai, arba iš kojos. Aš nesuprantu, kas čia per muškinė. Ne, Romualda, jūs netaip supratot viską. Aš nesuprantu, kaip suaugęs išsilavinęs žmogus gali nusileisti kaip bebens lygio. Viskas gerai, Romualda, bet aš skubu į susirinkimą, o jūs palydėkit Raimundą į kokį nors mieste veikiantį būrelį. Gerai? Vitalijau, jūs kaip visada pastatote mane į nepatogią padėtį. Na, bet tiek to. Gerai, pakeliui ką nors sugalvosime, eime. Na tai ačiū jums labai. Ačiū, sotus nebūsi, gal telefoną? Taip, dabar telefoną, paskui raktą nuo mano kambario, kur stovi lova. Sterva. Čiau! Labai neturiu laiko. Už valandos man moterų klubo susirinkimas, bet aš niekaip nesuprantu, kaip galima kažkam patikėtą darbą užmesti ant kito pečių. Siaubas kažkoks. Tai jeigu nėra laiko, tai ir reikim niekur. Ne, Raimundėlė, aš visada mėgstu darbą pradėtą pabaigti. Taigi dabar tu sakyk, kuo tu norėtum būti užaugęs? Aš taip galvoju, kai užaugsiu, nuveisiu darbą biržan, prisiregistruosiu ir būsi kaip tata. Siaubas. Na, iki ko mes nusiritome? Aš tau
klausiu tavęs, apie ką tu svajoji? Ha, svajoju būt karatistu. Žinau 3 prijomus. Vienu paimi kailį iš karto aplenki, kitų spiri. Raimundukas. Ką? Nu, o be muštinių dar apie ką nors svajoji? Galėčiau būt artistu. Va, čia jau kita kalba. Dabar tu man pasakyk kokius nors 3 žinomus teatro aktorius arba režisierius. Nikulinas, Šustauskas ir Sabonis. Viskas aišku, Raimundai, man atrodo, kad burelį reikės parinkti man pačiai. Gerai, kabinkis. Oi, Raimundai! Kas yra? O gal tu nori būti dizaineris? Norėčiau. Akų jie daro? Na, dizaineriai tai visada aprengia manekenės, papuošia. Norėčiau, tik tai norėčiau nurenginėti manekenės. Raimundukas, tuk! Aš per vienu kino taip mačiau dėdė darė. Nu, matų, dizaineris iš tavęs nebus. Tai čia sugalvojau. Būsiu vėl artistu. Aš labai gražiai moku padaryti banginį. Norit parodysiu? Nu. Stokit va šitaip, aš parodysiu. Oi, Raimundukas! Raimundai! Palaukit! O Jėzus žmonėsgi žiūri viešpatė! O ir kas man liepė apsiaučiu tais batais? Gal koks dizaineris jum apmovė tuos batus? Tik Vitai, Romalda, nepradėkit birti. Raimundukai, namoka. Ale ir sunki čia. Kiek išveri? Žinai, net bijau ant svarstyklių likt. Tai aš galiu pasverti. Va, žiūrėkit, pabandykim. Oi, Raimundai, viešpatė, žmonės, kaip apie mane pagalvot. Raimundėlė, kokie žmonės. Durnesnį vaizdą šitam miestį tada nebuvau matęs. Supranti, Biausi, Romalda nori būti artisti, a nebepaeina, va. Taigi vesk pas savo motino, taigi įgi daktarė. Nervom laiką, kad gydytis, ieškama būdų burelę man. Tai jau po vienu nebegalit vaikščiat, jau bureliais vaikščiat. Jūs netaip supratote, ponas Viktorai. Aš pažadėjau, kad šitą jaunuolį nuvesiu į laisvalaikio užimtumo ratelį, bet suprantate, didžiulė bėda, aš nebegaliu paeiti. Gal jūs iš manęs perimtumėte šitą pareigą, aš būčiau dėkinga, nu be galo. Tai kam ponė be galo gali būti ir su galu dėkinga. Nežiūrėk šitai baisiai, ponė, nežiūrėk, pašposėjau. Tai sakai, bureliais vaikštat po vienu nebegalit. Tai ko man daryti dabar? Taigi einam, nuvesiu, eik, ponė, jeigu paineinam, tai kur tie bureliai yra, žinai to? Tai kuo aš žinau, nežinau. Einam ieškoti. Davai. Atrodo, net čia pataikiau. Labą dieną, tai yra viso gero. A kas tokia esi ir ką ieškai čia? Aš esu jūsų kaiminuko Jelevičių duktė Jolanta. Kakiuką Jelevičių? Čia pas mum tokia negyvena. Gyvena priešais jūsų duris. O čia kalbi dabar? Tik prieš mūsų duris gyvena Vitalika ir Romalda, mūsų kaimynai. Taigi būtent šie žmonės ir yra mano tėvai. Duoda, tai va, dėl ką tavo tėvas nedarėjo man pavardės sakyti, ką Jelevičiai. Tai da gali laiptinė ir pilveliais kaks gyvena. Ai, va, nori prisistatyti, skaitas. Mūsų pavardė Galvanauskai. Ir mes gyvenam čianai. Suprantat, yra tokia bėda. Mano tėvai pamiršo palikti raktą po kilimėliu ir aš dabar negaliu eiti namo. Tai kokia čia bėda, vaikeliuk. Taigi pas mum vaduok tašį. Pas mum visko sutvarkys. O žeik, nebija. Va! Bronė, aš tau sakiau, užrakink duris. Varna tų prekybos man agentų. Gal gražių kombinėtį turi? Stepa, čia jokia ne agentė, čiagi Jolanta Kajytė. Dėl manys, kad ir rankytė. Aš sakau, va, kojas turi, iššūtink, uždaryk duris iš anos pusės. Nu, tu nesupranti, Steputė, čia mūsų kaimynų Vitalijaus ir Romaldas duktė Jolanta. Ir patikėjai, va,
be razūmis. Praeitų savaitį, kai paskambina telefonu, kad Raimundukas padarė avarijų ir sumokėti reikia 20 000, to patikėjai. O kai atėjo sektantė, va man, netikiu. Pašportų rodyk. Parodyk, keli pasiūkų. Parodyk. Va, matai? O, vaikelių, bet patikrint reikia. Tai tau žaik vidun, va. Arbatytės išgersi. Nebijoks, kad būdė mūsų užpasinykę. Einam kambarį, Tai gal aš laukia geriau palauksiu. Nu ko, tu vaikel, laukiau, einam kambarį. Nu va, Jolančiuk, va. Jauskis kaip namuos, tik nepamiršk, kad svečiuos. O jūs tokia maloni. Šitą, žiūrėk, kaip liaudiška patarlė sako, jeigu pirmą kartą svečiuos atvažiavus, kaip gytis nebuvai? A, nu tai reikia bučiuoti pečio arba šeiminykų. A pas mum, matai, vaikel, pečiaus nėr, tai va, taip sakot... Galvanovskas. Tu baig durniuot, aš sakau. Va, svečių turim, nueik parduotuvę, nupirksi zemfyrų. Aš čia su svečių tipo būsiu. Ką? Zemfyrų nupirk. Aš mygam. Nu, tu glūšas prispaudėm. Nu, Raimunduk, ir čia nėra jokia būrelė, nėra. Aš tau iš kartą, Viktorai, sakiau, kad nebus čia jokių būrelių. Pats matai, aiškiai užrašyta, raginta. Vaizdo aparatūra, televizoriai, skalbimo mašinas. Ir čia jokių būrelių. Raimunduk, betgi aš pats mačiau, kaip čia vaikas užėję. Nu, sakau, jeigu vaikas užėję, tai garantuotai bus būrelis, nu. Tu irgi navat nežiūriu. Tai gal vaikas užėję savo kambarį televizoriai susirinktų. Supranti, jie gal mamytę su tatu labai bagoti. Ir va, ne kaip kai kurių. Gal ir tas vaikas, vat, gerai mokas, pirmūnas, va ne taip kaip ne kai kurie. Na, nebesvaikčianai. Klausyk, Aira Malūden. Kur čia nusišnekė? Taigi, aš noriu gal padavėjų būti. Raimunduk, koks tavęs padavėjas, taigi tu visas lėkštės nuvalgysi, kol klientam nešiosi. Tai žiūrėk, o gal ir čia tokia vieta, kur visi būreliai vienoj vietoj surinkti, ką? Tai aišku, kad yra, bet tik kad mes nežinom, kur. O, reik paklausti, Raimundėlė, o kur čia kokia? Žiūrėk, va, senis eina ir paklaus. O, labą dieną, panas, sustakėt, norim paklausti. Sveiki, sveiki. Mes ieškam tos vietos, kaipgi, kur moksleiviai rateliais eina. A, tai choreografijos mokykla, tai štai, bet tai kad jūsų anūkas turbūt į pamokas vėluoja. Koks jis mane anūkas, ponas, taigi visai negiminėgi, Galvanauskų vaikas čia, va tampaus kaip katėsiu puslę visų dieną. Dėdė, mums ne choreografijos mokyklas reikia, mums reikia moksleivių ratelių namų reikia. Oho. Va. Tai kuris čia iš jūsų moksleivis? Taigi, Viktoras planuoja 4-metį pabaigti. Ko tu čia žmogui meluoji, dabar sarmatas netrikas išmokina meluočiai taip, nu? A kasgi sakė, naktim sapnuoji, kad mokyklas nepabaigi? Kas sapnuoja, pats gal sapnuoja, kokias mergas čia dar aiškint. Na, varam, nesąmonės. Aiškint tik tai dar, aha. Na šiaip ar taip, tai jie abu choreografijai netinka. Vitalika, kur taip skuti dabar greitai? Vėluoju į susirinkimą dėl mūsų namo stogo remonto. Rinksim iš visų po 50 litų. Kokią stogą? Pas man nieks stogas nevarva. A, tai jūsgi gyvenat antrame aukšte, o tie, kurie gyvena 5-ame, jau skundžiasi, kad varva. Tai paskui varva tėtė gurmaka. Jeigu visi taip mąstysim, ponas Bronislavai, tai greitai ir pas jūs pradės varvėti. Tu, mūsų komendantas, braliukas, tu ir mąstyk. O kur Raimundėlį padėjai? Aš skubėjau į skaityklą, todėl Raimundėlį perdaviau Romualdai, kad nuvestų į kokį būrelį. Ot profesorius, ot galva, vaikų atiduot baubai, nu. Da padarys kokį mezgėjų. O ko čia dėtas gėjus? Ne gėjus, a mezgėjų, sakau. Bet, štai ateina ir Romualda, pasiklausim jos. Viešpatė, kas jai nutiko? Kur vaikų padėjai? Kas čia per tonas? Vitalijau, laikykite mane. Čia ne tonas, čia va 200 gramų zefyrų. Aš pasakiau Bronislavui, kad jūs nuvedėt Raimundą į būrelį, o jis nepasitikė moterimis ir šią tau. Šią tau, kaip dabar tokius valgy? Jūs nesijaudinkit, tai broniau,
taigi, Biausis nuvedė Raimundą į būrelį. Galima sakyti, Raimundas vyro rankose tik va štai. Man nelaimė. Tavis velnės netrauks. Aš Biausia vyras, tai kaip išmanys kosmonautas. Lygiai tas pats. Bet vis tiek geriau. A už stogų aš nemakėsiu. Žinok, bronis, tai mano dar niekas. Bet tavo mama, žinok, Romualda tavo kaip vargsta su Vitalijum, žinok, pikčiau mažą vaiką. A tu kavalierius neturėjai, ja? Gal man dar ankstoka, gal dar pirmą mokslus pabaigs. O, žinok, vaikel maladėts, kad tu šitaip galvoji. Va, pažiūrėk, tavo mama. Tu įsivaizduoji, kaip anksti prisidirba ir va, o koks gyvenimas, ne ta žodis, sakau. Bet va, tavo mama labai graži, žinok, labai graži. Kavalierių tai jau turi, aišku, ne? Nu, aš net nežinau, ką jums čia ir atsakyti. O, kokia gėlių puokštė. O, čia man braniukas padavanoja, Bet turbūt tavo tetė, tai mamai, kiek gėlių pridavanoja, ne? Taigi tokius pinigus gauna. A kiek per mėnesį gauna, tetė? Tai kad aš net nežinau, bet jeigu jums jau taip įdomu, galėsiu paklausti. Va, braniukas grįžo, nu duok vaišės. Va, jelantyt vaišinkis. Dėdė bronių, kasgi jums atsitiko, kad tokios blogos nuotaikos? Pardavėja apsukė. Ei, tu apsuka? Ant kiek centų? Ant kiek, 12 centų, va. Va, įsivaizduoji? Išleistų parduotuvę. Ir centrų vaksite. Na, gal taip? Taigi nesibarkit, 12 centų nėra tokia didelė suma. Nada man paaiškins, didelą, nedidelą. Gera, kai tėvas profesorius uždirba milijonus. Aš bedarbį žmogus. Man 12 prie 12 ir gaunas 2 buteliai alaus, va. Nu va, broniau, suvalgė visus empyrus, va, mergytė nei viena nebelyka. Va, atrodo čia. Nusivilk kurtkį. Tai kam? Nu, nusivilk, kaip geisi su kurtkį. Taigi gėčiau atradysiu. Ai, tu tik vilki sakau. Tai mane šalta. Nesisprečink man. A kas čia būrelis, ką? Tai nežinau. Tai gal aerobikos. Tai kam man tą aerobiką nereikia? Palauk, nu gal ne aerobikos, gal darbščiųjų rankų, iš kur man žinau. Nu, tai paklausk. Paklausk. Labą dieną. Labą dieną. O, santechnikai. Kranų pataisyt atėjo. Ne, mes čia dėl ratelių. Berniokas nori dalyvauti pramoginiai veikloj. Labai gerai, mums kaip tik labai trūksta vaikinų. Na va, sakiau. Nebenoriu. Ai. Eik, šeik. Baikit, nenoriu. Mergaitė, žiūrėkit, koks vyras. Dėdė Viktorai! Nepalikite manęs, dėdė Viktorai! Aš pabudėsiu. Dėdė Viktorai, aš būsiu ištikimas jums, dėdė Viktorai! Ar norit, ką pristojat? Viktorai! Aš jums nušienausiu pievas, dėdė Viktorai! Kaip tik tai? Kas yra? Žinai, Biausi, eik pats tokian būrelinį. Va. Nu tai ką tu pyksti dabar? Ką pyksti, duok striukį. Atėjau, saka, dabar darysim drenažus. Nei kastuvą nedavė nieko. Tai dabar ką kentėjau. Paskui pradėjo daryti mizanscenas. Ką pradėjo daryti ant scenos? Nu kažkokias tai mizanscenas. Nu tai irgi da kentėjau. Bet kai man pasakė, kad mano tata bus nebe Galvanauskas, o Stanislavskis, trenkiau darim ir viskas. Duok efyrą. Aha. Ale tikrai matai kažkokią sektą. Verčia vaikus atsižadėti savo tėvų. Aha. Taip. Einam toliau ieškoti. Eik pats toliau, man atsibodo, varau namo, viskas. Palauk, kurgi tu varai, Raimunduk, tik ką aš broniui pasakysiu. Palauk, palauk.
Aš visgi manau, Romualda, kad reiktų kreiptis į klinikas. Jeigu jūs duotumėt pinigų, tai aš prisipilčiau benzino ir... Vitalijau, nebekalbėkite apie jokius važiavimus su jumis. Po paskutinių mūsų pasivažinėjimų man skrandį jopa, plaukai pražilo, pakilo kraujospūdis ir iš viso mano regėjimas suprastėjo. Eiti, žinok, bet mum kaip su broniu nepasisekė, net tą žodį mes labai abudu norėjome mergaitės. A gimė bernas. Na, tai kiek jie metų? O, jau vyriokas, O, tai greit ir Marčią parves. Aš jam parvesiu. Nebent tik vat, Marti tokia kepto, jelatyti kepto. O. Gal sūnus grįžo? Koksgi ten jo vardas? Bulvonas. Oi, Raimondukas. Kas čia? O. Jolanta. Carai, tai kur bludinėjat? Mamka, duok raktus. Tėvai, paimk tašę iš kambario. Kiek aš čia smirsiu pa šitus mužikus? Dukrelė, tai gal pabučiuosi mamytę? Su tėvu mes klaižeką, o man pas Hebrą reikia. Tėvai, duok červą. Surašau. Tai mapiausi, kad aš daugiau eičiau, eik vienas ir pasitraukas čia. Kas čia dabar? Priviet, sasėdas. Jolanta!